Ačiū, gerimo kolegos. Simonai, tikrai nepergyvenk, frakcijos vardu drąsiai galima kalbėti. Tai dar sykį apie pateiktą vyriausybės programą, kuri čia sulaukia daug, matyti, teisinių niuansų, teisėtai, neteisėtai, bet taip jau yra. Deja, šiandieną mes turėjom ryte susitikimą su 4 ministrais, kurie atrodo turi svarbų reikšmę valstybės valdyme. Ir klausimas yra vienas ir pagrindinis, arba keletą pagrindinių mes įskyrėme, tai yra sveikata, bendras vidaus produktas, taip kaip mes planuojame auginti jį, ir tai yra finansai. Ko gero reikėtų šiandieną pradėti kalbėti nuo sveikatos saugumo, mes taip pasirūpinom, buvusi valdančioji koalicija skyrė 5,38% nuo bendro vidaus produkto gynybai, atrodo gynyba važiuoja ir panašiai, bet gynybai prioritetai yra netokie sudėlioti. Ir šiandieną dalyvaudamas vidaus reikalų ministras Martinas labai aiškiai irgi uždavėme jam klausimą, kaip jisai planuoja kariauti su balionais, kaip jisai planuoja su kaimyniniam šalim susitarti, ir aiškus buvo atsakymas, visa tai priklausys nuo užsienio politikos. Kaip užsienio ministras pasakys, taip mes ir toliau važiuosim. Klausimas buvo kitas dalykas, kaip įsivaizduoja dėl atlyginimų kelimo statutiniams pareigūnams. Sako, turi kilti jie palaipsniui. Tai jie palaipsniui taip ar taip kyla, nes tai yra infliacija, tai yra indeksacija. Tai kokius reikia vėjus kalbėti ir nežinoti, kas yra parašyta vyriausybės programai ir kaip vyriausybė yra gyvendinama. Klausimas apie pensiją, aš girdėjau tokį popsą lengvą, tai buvo vienas premjeras, kuris prie pensininkams davė po 200 eurų, bet po rinkimų patyrė absoliučių fiaską, nes kiekvienas pensininkas supranta, kad pensijos yra indeksuojamas kiekvienais metais, nesvarbu, ar tai bus Nemuno aušra, ar tai bus konservatoriai, ar liberalai, ar socialdemokratai valdžioje, tai yra natūralus dalykas. Bet dėja, nei vienas ministras niekaip nesugeba atsakyti dėl rezervų. Linas Kukuraitis, kuris šiandieną stoja prie sveikatos ministerijos vairo, akivaizdu, kad žmogus turi drąsos, turi siekio noro, bet visiškai nesupranta, kaip yra valdoma sveikatos sistema ir kaip valdoma šiandieną būtent pinigai. Kai užduodama klausimą sveikatos ministrui, o ką jisai darys su rezervu sveikatos, jisai sako, nieko negaliu aš padaryti, nes viską valdo finansų ministras. Kai užduodu klausimą, ar neplanuoja finansų sveikatos apsaugos ministras, kuris yra ir Seimo narys ir turi iniciatyvos teisę apeinant vyriausybę registruoti fiskalinės drausmės įstatymą, kuris 24 metų gruodžio 22 dieną yra priimtas, ir pakeisti rezervo skirstymo pinigus, jo atsakymas yra toksai, nieko aš nesiruošiu keisti, nieko aš neketinu daryti, tikiuosi, kad koalicija išsilaikys savo žodžių. Kai užduodu finansų ministrui po to atėjusiam pas mus į frakciją, o kaip jisai planuoja elgtis su sveikatos draudimu, yra toksai įstatymas, aš irgi nieko neplanuoju keisti. Tai kad jūs, mėly, žinotumėt, ką jūs prisirašėte savo vyriausybės programai, o vyriausybės programa yra tai, kad jūs toliau paliksite gydymo įstaigas su virškvotiniu paslaugų neapmokėjimu. Dar negana to, už valstybės draudžiamus asmenys įstatymas, kuris yra priimtas praėjusiais metais ir mes valdančioji dauguma jį priėmė, jūs įsipareigojate nuo 27 metų už valstybės draudžiamus asmenys padidinti beveik 300 milijonų. Deja, finansų ministerija jau dabar teikia projektą, kad atidėti šito sprendimo įgyvendinimą ir sprendimą atidėti iki 28 metų. Tai rezultate sveikatos sektorius nedagaus ne tai, kad 300 milijonų, bet negaus 460 milijonų. Nes 160 milijonų kiekvieną mėnesį ir kiekvieną ketvirtį mokama už virškvotines. Tai man toksai kyla klausimas, ar jūs bent suprantat, ką jūs rašote savo šitoj vyriausybės programai, nes tam tikrų niuansų, kuriuos jūs prisidėjote, yra protų nesuvokiama. Kaip antai socialinės sfera. Vėlgi lygiai taip pat. Socialinės sodros biudžetas mes yra rekordinis. Bet visiškai vyriausybės programai nekalbama, kaip stengsis sodros draudimo rezervą mažinti. Lygiai taip pat užduotas klausimas Linui Kukuraičiui dėl sveikatos draudimo. Šiandien sveikatos draudimo popieriai yra 17%, realiai bankė mes šiandien turim 25%. Tai ar jūs bent jau suvokėt šiandieną skaičiuose, kur jūs ateinat vadovauti? Ar jūs tiesiog paskiria, ir kažkaip bandysim išplaukti? Kad žinotume paprastą dalyką. Sveikatos draudimo rezervas šiandieną rezervė pinigai arba pagal surenkamus pinigus yra beveik 950 milijonų. Sveikatos draudimo rezervas yra 4 milijardai. Tai kiek sudaro? 25% rezervo. Bet jūs neturit niekaip galimybės išmokėti už virškvotinės paslaugas. Tai čia dar ne pabaiga. Užmušė kitas yra dalykas apie akcizus. Jūsų vyriausybės programoje pateiktoje kalbate, kad jūs didinsit akcizus cigaretėm, alkoholiui, kitom priemonėm ir panašiai. Dalyvaudamas frakcijoje vidaus reikalų ministras Martinas aiškiai sako, Lietuvoje kontrabandinių cigarečių yra kas 4 surūkoma cigarečių. Reikia imtis priemonių, kad cigarečių tokių kontrabandinių nebūtų. Bet kartu didinat akcizą, kuris akcizas kaip tik iškelia kontrabandos skaičių didinimą. Kai užduodi finansų ministro ir finansų ministras planuoja pritarti akcizų didinimui, finansų ministras atsako, neplanuojam, nes tai yra, turės įtaką, pavojų ir nepritars. Kolega, labai įdomiai kalbat, bet jūsų laikas baigėsi. Tai aš tik tais vieną noriu dalyką pasakyti. Man toks vaizdas, kad ta vyriausybės programa, nepykit kolegos, toks gaus pas jūs kai katašunis.
Kiekvienas ministras atsiuntė savo pasiūlymus, kiekvienas ministras pasižiūrėjo savo, bet kaip jums jį reikės įgyvendinti, aš nemanau. Todėl mes Nemuno aušra frakcija susilaikysime.